Sveiki atvykę į įdomios dokumentikos YouTube kanalą. Šiandieną mes pasinersime didingą ir paslaptingą Lietuvos istorijos puslapį į vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo gyvenimą. Daugelis žino jį kaip galingą valdovą, suvienijusi žemes ir karūnuotą karaliumi. Tačiau koks buvo jo kelias iki sosto? Kokia buvo jo vaikystė ir kaip paprastas genties vadas tapo didžiausiu Lietuvos istorijos simboliu? Prisijunkite prie mūsų ir mes bandysime atsakyti į šiuos klausimus. 10 amžius, 11, 12 ir pagaliau 13 amžiaus pradžia. Tai laikas, kai Europa braižė savo ateitį, o rytų Baltijos žemės, dabartinė Lietuva, buvo tankių miškų ir galingų genčių kraštas. Tai buvo laikas, kai valstybė dar tik formavosi, o įtaką turėjo stipriausi ir gudriausi. Deja, apie Mindaugo vaikystę žinoma labai nedaug. Istorijos šaltiniai ypač to meto yra reti ir dažnai nepilni. Didžioji dalis to, ką žinome apie ankstyvąjį Mindaugą, yra grindžiama vėlesnėmis kronikomis, kurios dažnai maišė faktus su legendomis. Manoma, kad Mindaugas gimė apie 1203 metus. Jo tėvas greičiausiai buvo Rinkoldas arba Ringaudas, legendinis kunigaikštis, bet net ir tai nėra visiškai patvirtinta. Jo kilmė buvo iš Aukštaičių, vienos iš galingiausių ir atakingiausių baltų genčių. Įsivaizduokite vaikystę, be mokyklų, be knygų, be technologijų. Mindaugas auga laukinėje, bet tuo pačiu metu ir organizuotoje aplinkoje. Jo dienos tikėtina prabėgo mokantis medžioti, kariauti, joti žirgu. Tai buvo būtini įgūdžiai norint išgyventi ir tapti lyderiu. Jis turėjo pažinti gamtą, jos resursus, išmokti skaityti ženklus, kurie galėjo lemti genties ateitį. Jau nuo mažens jisai matė kovas tarp genčių, konkurenciją dėl žemių ir įtakos, o tai formavo jo mąstymą, mokė jį strateguoti ir priimti sunkius sprendimus. Mindaugo vardas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose pasirodė apie 1219 metus, kai jis kartu su dar kitais kunigaikščiais pasirašė taikos sutartį su Voluinės kunigaikščiu. Šis faktas rodo, kad Mindaugas jau tuo metu buvo pakankamai įtakingas ir pripažintas lyderis. Tačiau jo kelias į absoliučią valdžią nebuvo lengvas. 13 amžiaus pradžia buvo kupina konfliktų. Lietuvą supo agresyvūs kaimynai, kryžiuočiai iš vakarų, plėšikiškos gentys iš rytų, o viduje nesutarimai tarp pačių lietuvių kunigaikščių. Mindaugas suprato, kad susiskaldymas veda į pražūtį. Jo vizija buvo suvienyta, stipri valstybė, galinti atremti išorės grėsmes. Mindaugas buvo ne tik puikus karvedys, bet ir įžvalgus politikas. Jis išnaudojo kiekvieną progą stiprinti savo pozicijas. Jis sudarinėjo sąjungas, skaldė oponentus, naudojo diplomatiją ir žinoma karinę jėgą. Yra žinoma, kad jisai negailestingai susidorojo su savo konkurentais, nužudė savo brolius, pusbrolius ir kitus kunigaikščius, kurie stovėjo jam kelyje. Tai buvo žiaurūs laikai. Norint išlikti lyderiu, reikėjo būti negailestingam. Apie 1230 metus Mindaugas jau buvo tapęs stipriausių lietuvių kunigaikščių, kontroliuojančių didžiąją dalį Aukštaitijos ir aplinkinių žemių. Jis sistemingai plėtė savo įtaką, prijungdamas vis daugiau genčių ir žemių. Jo valdžia buvo grindžiama jėga ir reputacija. Tačiau vien karinės jėgos neužteko. Kryžiuočių ordinas, Kalavijuočių ordinas, o vėliau ir Livonijos ordinas buvo nuolatinė grėsmė. Jie plėtė savo įtaką Baltijos regione, skleisdami krikščionybę, dažnai ugnimi ir kalaviju. Mindaugas suprato, kad norint išsaugoti valstybę, jis turi rasti būdą, kaip atremti šią grėsmę. Apie 1250 metus Mindaugas priėmė neįtikėtiną sprendimą. Jis sutiko krikštytis. Tai buvo drąsus ir pragmatiškas žingsnis. Krikštas suteikė jam galimybę įsilieti į krikščioniškosios Europos šeimą, užsitikrinti popiežiaus ir Europos valdovų paramą. O svarbiausia, atimti iš kryžiuočių pretekstą skelbti Lietuvai kryžiaus karus. Popiežius Inocetas IV, matydamas galimybę prisijungti Lietuvą prie krikščioniškojo pasaulio, 1251 metais leido Mindaugui karūnuotis karaliumi. Tai buvo precedento neturintis įvykis. Karūnavimas įvyko 1253 metų Liepos 6 dieną kažkur Lietuvoje. Tiksli vieta iki šiol kelia diskusijas, bet daugelis istorikų linkę manyti, kad tai galėjo būti naujai pastatyta Vorūnės pilis arba Naugardukas.
Ši diena tapo istoriniu lūžio tašku. Lietuva tapo karalystė, lygiateisė Europos valstybė. Mindaugas, iki tol buvęs pagonių kunigaikštis, tapo krikščionių karaliumi. Tai buvo milžiniška politinė pergalė, įtvirtinusi Lietuvos suverenitetą. Mindaugo karalystė nebuvo ilgaamžė. Jo valdymas pasižymėjo tiek pergalėmis, tiek vidiniais konfliktais. Jis kurį laiką išlaikė taiką su kryžiuočiais, netgi dovanojo jiems dalį žemių. Tačiau ši taika buvo trapi. Apie 1261 metus, kai ordino grėsmė sumažėjo, Mindaugas vėl atsisakė krikščionybės, grįžo prie protėvių tikėjimų ir atnaujino kovą su kryžiuočiais. Tai rodo, kad jo krikštas buvo labiau politinis, o ne dvasinis sprendimas. Mindaugas buvo karalius, bet jo valdžia nebuvo absoliuti, jis supo pavojų voratinklis. Pirmiausia buvo sąjungininkai, dabar tapo mirtinais priešais. Vykintas, Mindaugo seserėnas ir Tautvilas, Vykinto sūnus, buvo Mindaugo artimiausi konkurentai. Jie jautėsi nuskriausti dėl Mindaugo valdžios plėtros ir bandė nuversti jį dar prieš krikštą. Nors Mindaugas su jais kovojo ir iš esmės nugalėjo, nuoskaudos liko. Tautvilas vėliau žuvo mūšyje su ordinu, tačiau jo šeima, ypač sūnus Treniota, nepamiršo nuoskaudų. Treniota buvo Mindaugo sūnėnas, Tautvilo sūnus ir Mindaugo patikėtinis. Nors šaltiniai nėra vieningi, ar jis buvo Žemaičių kunigaikštis, ar tiesiog Mindaugo vietininkas Žemaitijoje. Treniota buvo tvirtas pagonių tikėjimo šalininkas ir aršus ordinų priešininkas. Jis manė, kad Mindaugas per daug nuolaidžiauja ordinui ir kad jo krikštas yra gėda. Treniota po Durbės mūšio tapo labai įtakingu, jisai galbūt įtikino Mindaugo atsisakyti krikšto. Jis matė save kaip tikrąjį pagonių kovotoją ir galimą Mindaugo įpėdinį. Tragedija, kuri paskatino Mindaugo žūti, buvo Mindaugo žmonos karalienės Mortos mirtis. Manoma, kad ji buvo svarbi politinė figūra, palaikanti Mindaugą ir galbūt buvusi tarpininkė tarp jo ir kai kurių kunigaikščių. Po Mortos mirties Mindaugas įsimylėjęs, o galbūt siekdamas sustiprinti savo pozicijas, nusprendė vesti, bet ne bet ką. Jis paėmė savo seserėnės, Nelsės kunigaikščio Daumanto žmoną. Šis žingsnis buvo didžiulis įžeidimas Daumantui. Daumantas, piktas ir pažemintas, prisijungė prie Trenioto sąmokslo. Treniota, matyti jau kurį laiką rezgė planus nuversti Mindaugą. Daumantas su savo Nelsės kariais suteikė jam reikiamą jėgą. Jų tikslas buvo aiškus – pašalinti Mindaugą ir užimti jo vietą. 1263 metų rudenį, tiksli data nežinoma, Mindaugas su savo dviem sūnumis keliavo iš Nelsės, galbūt po mūšio ar susitikimo su Daumantu. Jie buvo užpulti. Eiliuotoji Livonijos kronika pasakoja, kad Mindaugas ir jo sūnus buvo nužudyti Traidinių lauke. Daumanto ir Trenioto suokalbininkų rankomis. Kiti šaltiniai mini, kad tai įvyko kažkur prie Alguonos upės. Detalės nėra aiškos, bet esmė viena – karalius žuvo. Mindaugo mirtis įstūmė Lietuvą į politinę krizę, neramumų ir kovos dėl sosto laikotarpį. Prireikė dar kelių dešimtmečių, kol Lietuva vėl atgavo stabilumą ir pradėjo klestėti Gediminaičių dinastijos laikais. Nors Mindaugo karalystė gyvavo neilgai, o jo valdymo pabaiga buvo tragiška, jo palikimas yra milžiniškas. Jis buvo pirmasis, kuris suvienijo Lietuvos žemės į vieną valstybę. Jis priėmė strateginį sprendimą pasikrikštyti ir tapti karaliumi, įvedęs Lietuvą į Europos politinę areną. Jis padėjo pamatus būsimai didingai Lietuvos didžiai kunigaikštystei. Mindaugas yra ne tik istorinė asmenybė, bet ir Lietuvos valstybingumo simbolis. Liepos 6 karaliaus Mindaugo karūnavimo diena yra valstybinė šventė, primenanti mums apie šią svarbią datą ir apie žmogų, kuris suformavo Lietuvos ateitį. Mindaugo gyvenimas – tai istorija apie ambicijas, strategiją, žiaurumą ir viziją. Tai istorija apie žmogų, kuris iš nežinomybės pakilo iki karaliaus sosto ir amžiams įsirašė savo vardą į Lietuvos istoriją. Jo vardas yra sinonimas Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomybės. Dėkojame, kad buvote kartu su įdomia dokumentika. Būkime verti mūsų protėvių. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalo, taip padėdami mums augti. O dabar iki susitikimo kitame įdomiosios dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją?
Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.